Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą popiet, jau gegužės 8 diena, 251 apžvalga ir apžvalgą vedu aš, Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtros vadovas. Tai kalbamės apie investicijas, praėjo 2 savaitės, buvo gegužės 1 nedarbo diena, neturėjome apžvalgos, bet naujienų tikrai buvo pažerta per tą laiką pakankamai įdomių. Tai visų pirma, rinkos rimsta, VIX indeksas nestabilus, bet jisai juda link mažesnio svyravimo, 23,5 punkto. Labai nedaug trūksta iki teorinio lygmens, kai yra vertinama, kad tai yra normaliai rinkos būsena, tai iš tikrųjų ir Junktinių Amerikos valstijų muitų politika šiek tiek švelnėja per tą laiką. Ir, sakykime, prasidėjo kalba su kinais dėl muitų, tai visa tai ramina rinkas ir investuotojai noriai grįžta atgal su savo pinigais į ten, kur ją paliko ir nebūtinai visi sugeba grįžti tenais, kur ją paliko, nes gali tekti grįžti gerokai aukščiau. Tai tas stabilumas, apie kurį kalbėjome visokios tokios netvariose situacijose, yra iš ties neblogas dalykas, nes leido ypatingai periodiškai toliau investuojantiems žmonėms išlikti saugiems ir netgi iš to šiek tiek pasipelnyti. Kas dar? Šios savaitės naujienos, tai yra be abejo vėl dominuoja politika, Indijos ir Pakistano konfliktas, kur abi branduolinės valstybės apsikeitė smūgiais. Pakistanas liktai nebenori labai ryškiai atsakyti, švelnina toną ir galbūt tas konfliktas vėl pereis į tokią įkaitusią fazę, kurioje jie buvo ilgą laikotarpį. Bet ką noriu pasakyti, tai yra ką parodyti, tai yra pasižiūrėti į tai, kiek mes turime apskritai branduolinių valstybių, tai šiandien dienai turime 9 jas. Na ir praktiškai, jeigu perbėgtume per sąrašą, tai Rusija turi daugiausiai branduolinių galvučių, aišku, pas juos mažėja jų skaičius dėl išlaikymo kaštų ir panašiai, bet kokiu atveju Rusija yra konflikte, Junktinės Amerikos valstijos, ne, Kinai ne, Prancūzija ne, Didžioji Britanija ne. Tačiau Indija, Pakistanas įsitraukia į konfliktą, tada mes turime Izraelį, Šiaurės Koreją, kuri taip pat deklaravo, kad Ukrainoje kariauja kartu su Rusija. Tai gauname, kad 5 valstybės, branduolinės valstybės iš 9, vienokia ar kitokia forma yra konflikte įsitraukia tiesiogiai. Kitos valstybės, sakykime, bando aiškintis padėtį. Tai tikrai neramastinga padėtis, bet bent kol kas apie kažkokius tai didesnius šalių susikirtimus, didžiųjų šalių susikirtimus dar anksti kalbėti. Kas dar iš įdomesnių dalykų, tai Eurostatas skelbia praėjusiu metu paskutinio ketvirčio duomenis dėl nekilnojamo turto rinkos. Tai nekilnojamo turto rinka demonstravo tolimesnį augimą. Šis šviesesnis grafikas, jisai rodo, kaip kainos iš tiesų kopia į viršų ir po kelių metų pertraukos ganėtinai ženkliai juda į viršų paskutiniais ketvirčiais. Nuomos kainos toliau juda. Ir įdomesnių duomenų tai buvo pateikti duomenys palyginimai, kaip keitėsi nuo 20 metų nekilnojamo turto kainos eurozonoje, kur yra įvestas euras, ir Europos Sąjungoje, kur yra platesnis spektras ir be euro yra ir kitos valiutos. Taigi dažnai klausia žmonės, ar mums gerai, kad mes turime eurą ar ne, tai bent tuo aspektu, kad mūsų nekilnojamo turto kainos iš tiesų augo vienas sparčiausiai Europoje ir Europoje sparčiau augo tų šalių nekilnojamo turto kaina, kuri yra susijęta su euru būtent. Tai ir tas skirtumas yra reikšmingas, tai yra nuo 10 metų skirtumas yra apie 10 punktų, kas yra jau sakykime, dydis, nes dar tais pačiais 2015 metais praūžus kriziai ir jau realiai besibaigiant kriziai, sakykime, tai kainos buvo tokios pat kaip 10 metais, tai praktiškai per 10 metų 10 punktų būtent nekilnojamo turto rinka pasistumėjo sparčiau negu tose šalyse, kur nėra euro arba miksuotai. Tai jeigu grinai išgrynintume ne tik tai eurozoną ir Europos Sąjungą, bet išgrynintume eurozoną ir euro neturinčias valstybės, tas skirtumas būtų dar gerokai didesnis. Ir kitas dalykas, tai yra kalbant apie nekilnojamą turtą, dažnai užduoda klausimą žmonės, ar man čia verta investuoti užsienį ar panašiai. Tai nuo 2010 metų arba žiūrėtume nuo 2015 metų, nes duomenys yra tie patys per paskutinį 10-metį vidutiniškai. Iš tiesų, tai Lietuva buvo trečia
euro zonoje pagal tai, kaip brango nekilnojamas turtas ir praktiškai antra pagal tai, kaip brango nuomos kainos. Tai jeigu jūs pirkote nekilnojamą turtą, investavote į jį ir dar jį nuomavote, tai jūs gavote geriausią arba antrą geriausią po Estijos grąžą, lyginant su kitom Europos šalimis. Tai kažkiek panašiais rezultatais galbūt išsiskyrė Airija, tai yra tik tai nuomos kaina, ir Islandija, aplenkusi pagal nekilnojamo turto kainą. Visos kitos šalys atsirodo gerokai prasčiau. Atrodo, na ir kas yra įdomu, tai yra, kai yra dažnai kalbama apie tai, kad parduok nekilnojamą turtą Lietuvoje, pirk Ispanijoje, nes tai yra puikiai rinka. Na, tai galime pasižiūrėti, kaip Ispanija, Italija elgesi. Tai Italija apskritai yra sąrašo gale, kur nekilnojamo turto kaina netgi krito, jeigu jūs būtumėt pirkę Italijoje nekilnojamo turtą. Na, o Ispanija yra taip pat prie galo, kur pokytis nuo 2010 metų per 15 metų praktiškai nėra jokio pokyčio. Tai reiškia, ta investicija per 15 metų ne tai, kad jinai uždirbo, bet jinai nuvertėjo realiai. Tai va čia yra pasirinkimai ir ekonomikos augimo greičiai duoda akivaizdžius pokyčius ir nekilnojamo turto rinkoje. Tai kitą kartą diskutuojant, tokie duomenys tikrai praverčia, kai gali operuoti ir dėliotis. Na ir apskritai kalbant apie tai, kad kalbant mokesčių kontekste, ar mes čia labai atrodome kažkokie tai blogi, kad mes turime blogą, sakykime, mokesčių sistemą, kad ją reikia keisti. Na, man atrodo, kad svarbiausia yra ekonominis augimas. Jeigu tu augi, ekonomika surenka daugiau mokesčių, būtent iš ekonominio augimo, o ne iš mokesčių kaip po tokių. Na, kaip pavyzdys ten kokį nors Prancūziją, tai paieškom, kur yra Prancūzija. Prancūzija taip pat yra gale, kuri turi turbūt bene didžiausią biudžeto perskirstimą, visišką stagnaciją. Tai klausimas, ar geriau būti šiame gale ar aname gale. Tai labai labai svarbus. Na, kas dar iš naujienų, tai Junktinių Amerikos valstijų buvo susirinkimas, palūkanos nebuvo pakeistos, paliktos ties 4,5 procentinio punkto, jau visus šios metus nėra keičiamos palūkanos, skirtingai nuo Europos, kur palūkanos yra žeminamos. Vėlgi Trumpo politika neleidžia Junktinėms Amerikos valstijoms mažinti palūkanų, nors tai galėtų padaryti. Tai bloga žinia Junktinių Amerikos valstijų gyventojams, gera žinia, manyčiau, kad Europai, nes vėlgi mūsų euro kursas dėl to prisistabdo tas jo augimas šiek tiek, tai eksporto rinkos mūsų atrodo geriau. Na ir bendrai paėmus, sakyčiau, kontekstas Europai tikrai nėra blogas. Euro dolerio kursas išliko praktiškai stabilus, $1.13 už vieną eurą. Jeigu pažiūrėtume ilgametį grafiką už paskutinius 10 metų, tai praktiškai kažkur tai ties vidutinė rinkos verte euras turi savo santykį. Nelabai stebina, turėjome anomalijas 18 metais, kai buvo euras sustiprėjęs beveik iki $1.25, buvo anomalija, sakykime, pandemijos metu, karo metu, Rusijos karo invazijos prieš Ukrainą pilnavertės metu buvo paritetas, tai dabar mes esame ilgamečiuose vidurkiais. Kas dar? Naftos kaina toliau leidžiasi. Čia keli aspektai, tai yra, sakykime, OPEC-as toliau didina naftos gavybą, sakykime, kai kurios valstybės netgi neketina laikytis įvairių apribojimų naftos gavybos. Na ir nafta krenta, tai gera žinia mums, kalbant apie tai, kad mes esame naftos vartotojai, degalinėse mes matome puikias kainas. Na, iš kitos pusės tai yra gera žinia, kad ta pati Rusija agresorė negauna tų pajamų, kurias tikrai planavo gauti, tuo labiau, kad tai yra Brent rūšies nafta, tai jų Urals nafta, kuri yra prastesnės kokybės dėl didesnės sieros kiekio, dėl vadinama sunkesnė nafta, prekiaujasi gerokai žemiau $60 už barelį, kas tikrai jų netenkina, nes biudžetas svarstytinas apie $70. Dujos išlieka stabilios, žemiau 35 eurų už megavatą, visiškai praėjusių metų lygmuo. Situacija labai labai stabili, sakyčiau, ir netgi savotiškai džiuginanti, nes natūralu, kad pavyksta pildyti dujų saugyklas ganėtinai pigiamis dujomis. Na ir S&P 500 per paskutinės porą savaičių tikrai atsistatė ganėtinai gražiai. Tai jeigu mes matėme bandymus dar balandžio mėnesį šturmuoti 5000 punktų, tai dabar turime beveik 5700 punktų, labai netoli rekordinių aukštumų.
praktiškai tose pačiose lygiuose, kur mes buvom praėjusiu metu vasaros mėnesį, tai įmonių rezultatai ir investuotojų pinigų kiekis lemia, kad akcijos atsistato tikrai stipriai. Jeigu pavyks susitarti su Kinais ir su Europa dėl muitų, čia galima ir tam tikro, netgi sakyčiau, pozityvo tam tikro. Vario kaina stabilizavosi, vėlgi tam tikroje medianoje, 4,6 kažkokių stebuklų nėra. Aukso kaina taip pat stabilizavosi, nepaisant to, kad dvi brandolinės valstybės susikybo ir apsikeitė smūgiais. 3300 dolerių už unciją. Na ir jeigu rizikos galbūt kažkiek yra vilčių, kad jos mažėtų, na, galbūt ta stabilizacija netgi ir iškviestų tam tikrą korekciją. Kas liečia mūsų fondus, tai žemos rizikos fondai toliau demonstruoja, sakyčiau, puikius veiklos rezultatus per 12 mėnesių nuo 4 iki 5,5% gražos. Tai kas liečia obligacijas, tai yra labai geras rezultatas, lenkiantis ilgamečius vidurkius. Vidutinė rizika iš tiesų 3 iš 4 fondų yra žemiau vandens, tai yra su minusu per 12 mėnesių. Pagrindinė dalis tai yra akcijos, kad nutempė fondus žemyn. Ir aukštos rizikos fonduose turime geresnę padėtį, jie greičiau atsistatinėja ir matome, kad praktiškai, na, realiai turbūt galima sakyti, tik tai vienas fondas yra minuse per paskutinius 12 mėnesių, tai yra US arba Junktinių Amerikos valstijų fondas su 4%. Visi kiti arba nulis, arba netgi reikšmingi augimai, kas liečia besivystančią Europą, tai yra ir VIG fondas, ir Avrono fondas su 17 ir atitinkami 22% gražos per 12 mėnesių. Tai situacija iš tiesų yra tikrai gera, palyginus tai, ko buvo galima tikėtis po kovo balandžio mėnesio įtampų. Ir tas periodinis investavimas, išlaikymas ramumo, nedarimas labai staigių judesių, nekeitimas investicijų leidžia mums grįžti prie stabilios ir pelningos veiklos. Dabar, kas liečia Junktinės Amerikos valstijos, tai reikia nepamiršti, kad praėję metai buvo fantastiški. Tai yra, dar prieš tai buvo ir 30+ % augimas. Tai tas -4 netrodo toksai labai baisingai didelis. Tai tiek iš manęs, kitas susitikimas jau gegužės pačiame viduryje, 15 dieną, 16 val. Tradiciškai ir 252 apžvalga iš eilės bus pristatyta. Na ir jeigu yra kokių klausimų, tai mes įkelsime video į mūsų kanalus ir komentaruose jūs galite rašyti klausimus, mes mielai juos atsakysime. Tai tiek iš manęs ir iki kitų susitikimų. Ačiū Jums ir iki.